Katinuko spa. Grįžus po reiso, katinuko užsakytas spa. Taip? Ne su viena ranka, reikia dirbti su dviejom. O, ir čia. Norėčiau dabar masažo nugarai. O, nu, nugaros vyksta masažas. Oi, kaip smagu. Na va, nereikia užsisakinėti masažo, turiu katinuką masažuotoją. Matot? Koks fainas katinukas. O ką, labas draugai. Kaip matot, manau jau pastebėjo tik įjungus vaizdo medžiagą, kad turim truputį pasikeitimų. Dėkinga žmonėms tie, kurie prisidėjo prie kameros, prie antros papildomos kameros. Tikrai ačiū visiems. Šaunuoliai. Manau, šiems žmonėms reikėtų, nežinau, didelį ačiū ir kitiems pasakyti, nes daugiau galės ir jie matyt. Tikrai super. Mano yra tokie planai nuvažiuoti iki Varėnos. Prieš žvejybą turiu dar vieną tokią idėją, kurią noriu kaip ir atidaryti sezoną. Lekiam, pasidarom darbus. Aišku, tikiuosi spėsim kažką tai pasidaryti. Nu, kaip gausis, taip gausis. Jeigu ką, pratęsim sekantį kartą. Persirengėm, turim šiukšlių maišus, dedamės į kuprinę ir gal įkišim, opa. Ir galim keliauti. Aišku, tik nežinau, į kurią pusę traukti, ar į tą galą traukti, ar į tą galą traukti. Ir dar kas vienas minusas yra, kad neturiu kėdų, pamiršau pasiimti. Turim pirmąją šiukšlę. Bus lengviau maišeliui, nepūs vėjas. Taip. Reikia kažkaip tai mums dasiekti tą butelį, neįsimaudžius. Taip. Opa, turim. Šiaip krantai tokie labai patogus, gerai žvejot padaryti. Pavyzdžiui, tokioj vietoj, tai čia gali 3 meškerius susimesti, tai jau su draugu galima atvažiuoti. Va, dar vienas krantas ir super. Tai kas važiuosit prie Varėnos jūros žvejot, tai tikrai daug krantų yra. Tai tikrai rasit, kur pažvejot. Nes būna prie kai kurių ežerų atvažiuoji, kelios vietos padaryti. Mačiau kai kuriuose vietose net žvejai specialiai gražiai surinkė šiukšlės ir į maišelius sudėjo. Arba čia kažkas rinko, bet kas žvejoja, tai galėtų, jeigu tai padaro, tai geriau su savimi pasiimt, paims išmes. Kad mažiau svorio man čia tempt. Atėjau paimti vienos šiukšlės, radau 3. O, ten šiukšlių mačiau bus. Jaučiuosi lyg grybus rinkčiau. Grybų nėra, tai va, vietoj grybų šiukšlės. Toliau lekiam. O, vėl geras krantas. Nu, pilna krantų. Kažkaip reikia mums paimti, ištraukti. Upa. Teik. Ir va, visai fainas krantas. Super žvejot. Kam va tokius dalykus išmėtit, paimti ir nutrenkti į mešką. Vieną krepšelį, galima sakyti, mes parinkom. Pilno nerinkau, nes butelių kalnas svorio yra. Ne taip greitai pavargtumėm, paliksim mašinoj, imsim kitą maišelį. Tik vėliau reikės su šiukšlėm dujų baliono neišmest.
Ką, lekiam toliau. Gal bandom tada dabar į kitą pusę. Ir jeigu ką, su mašina pavažiuosim. Aš kažkada žvejojau. Yra vaizdo medžiaga, kai buvau neblogą karšį pagavęs ir kitas žuves. Tai būtent šitoj vietoj. Ten mums dasiekt. Čia reikėjo man guminius pasiimt. Bet oras tai pasaka. Tikiuosi rytoj bus toks. Kaip tą maišiuką dasiekt. Turim. Iššūkis paimt butelį. Net į prakaitą išmetė. Kas čia per mechanizmai? Labai greitai mes užpildėm šitą krepšį. Tik prie vieno kranto tiek ko surinkau butelių visas kalnas. O, čia matau dar vieną kalniuką. Kas čia? Ką turim? Ir visą krepšį. Smagu. Visas krepšys butelių. Einam iki automobilio. Ir vėl toliau pratęsimas. Taip. O, kiek. Visko turim, bet žiūriu vos nedaugiausiai šiukšlių pačiam vandenį. Įsimaudysim. Bus ne tik atidarytas sezonas žvejybos, bet ir maudymus. Kaip dasiekt kibirą. Čia jau tikrai seniai guli. Jau jaučiu, kai kojas vandens semia. Jebra, prieš gerdami išgerkit bent ką. Ar nekokybiškas pakliuvo? Du nekokybiški. Pasieksim. Opa, turim vieną. Turim antrą. Bet nei vieno žvejo nėra. Ai, kažkas matau žvejoja. Toliau. Jau to kamštelio neimsiu, nes aš tai čia įsimaudysiu. Nėra kaip jo dasiekt normaliai. Ten kiek ana šiukšlių ir nedasieksiu. Bet ir su tais guminiais gali dėt koją ir bankštą. Ir sulindai. Oi, kiek čia vandenį ir čia, ir ten, ir ten. Taip, dabar reikia va tą paimt. Nusimaudėm, tik nedaug reikia. Na, įsimaudyti ir nedaug reikia. Opa.
Aišku, jau kojas prisėmiau. Čia kažkieno sugalvotas gesinimo būdas, kaip suprantu. Oi. Senatvėje. Bet gerai, po žiemos atsigaut. Gal kažkas ir sugalvoja padaryti šiukšlėm akciją. Galvoja, kad aš jo nepamatysiu. Iki kadro. Op. Galvoja, kad antrą kartą nepamatysiu. Op. O ten kas darosi. Oi, visai nešlapia. Visai mano kojos nešlampa. Kas čia per nesąmonė. Čia spėjau, buvo kažkas zakuskiai pasiėmė. Kas čia? Kažkas ir cemento sugeba į butelius pripilgal. Truputį dumblo kvapo gavom. Gerai būtų, kai būna to žnipliukis, paimti šiukšlės. Super būtų. Čia senamadiškai. Aišku, ne kiekvieną dieną šiukšlės renku, tai nelabai ką čia ir žinau, ką imt. Pasipuošęs kaip princesė. Atėjo žmogus čia rankių šiukšlių. Tai buvo pasilenkęs, o jeigu ta šaka trūktų, tai tikrai įsimaudyčiau. Ir dar galim bandyti eiti toliau su kitu krepšiu, tai bus mažiau kelionės. Užkaišaliuota. Svarbu, kad niekas nematytų. Einam dar kitą pusę, matau. Super, žvejot. Praeitą kartą, kai žvejojau, tai labai patiko. Gal ir tos bekus reikėtų parankyti, visą gaują bekų. Iš kur jaučiu kabliuką pagavau pirštį. Gerai, kad su pirštinė buvau. O, dvi merginas. Gal bachūras mergina. Iš kur aš jau taip greitai nuspėjau lyti. O, čia tai kvapas, fui. Iš karto pagalys parūpintas. Tiesiai į burną šiaudas įlindo. Čia kas per nesąmonė. Kažkas bandė sutaupyti vietos. Kažkas turbūt norėjo prasipurkšt langus. Bet žiūri, kad nėra antgalio. Į tą galą einant, nuo Varėnos link pirmos Varėnos pusės, kažkaip mažiau truputį šiukšlių. O einat į šitą galą, jau vis daugiau ir daugiau žiūrius darosi. Kažin kaip toliau ten būtų. Turbūt teks ateiti dar kartą čia. Nes aš jau visas. Kažkaip reikia mums įtalpinti. Gal geriausiai būtų turiu užklot, nes yra drėgmės. Kai kur, kad man čia kvapų vėliaus automobilį nebūtų. Šiaip buvo idėja pasiimti lengvos mašinos prie kabaitę. Galvoju, kad vaikščiosiu po mišką, tai dar atsiras žmonių, kurie, kad grįšiu ir nerasiu jos. Nei šiukšlių, nei prie kabaitės.
Na ką, reikia atsigert. Kiek skardinių yra įkritusių, aišku, aš jau jų neištrauksiu. Čia gerai su kokiu būtų magnetu. Įmetė tik ir ištraukiai. Čia kol kas laiko mane. Bet gerai, kad nesunkus. Tai menkiausios šakelės laiko mane. Rišo maišelį. Galim traukt kitą. Taip. Kas čia riešutai? Jau kažkada vaikystėj čiauškindavom. Jo, ir nemažai va, prikritę. Visa krūva butelių. Dar čia kažkur užminiau. Gerai, man atrodo dabar padaryta, kad tuos butelius reikia priduot. Jau žmonės gal truputį po savęs ir pasirenka. Nes kainuoja. Kiekvienoje vietoje. Matot, koks stiprus. Koks sunkus. Supausi medį sulaužiau. Ir truputį pasimiau mažesnius maišus. Opa. Kokios dvi garžuolės. Tikiuosi manęs neužpuls. Iš pradžių buvo be draugės. Dabar žiūriu. Su draugė. Prisideda prie talkos. Turėčiau kokį batoną, būčiau davęs. Gal šiukšlę rado? Gal kažkam padėsim, kad ir neįsipjautų? Greičiausiai dar nuveisiu kokį porą maišelių parengsiu ir dėksiu į namus. Nes jau to jaus neužilgo ten pradės porą maišelių. Kaip įdomiai susipinęs. Ir stiklų. Paskutinis mano maišas, kažkaip reikia mums jį sugebėti įgrūsti. O taip padarysim. Pradėjau aš nuo 1 valandos, o dabar mes turim 17 valandą. Tokia kaip ir, galima sakyti, kaip ir padariau talką. Nemokama pagalba gamtai. Neabejoju, kad gamta atsidėkos. Šiaip tai galimas stiklas, šičia butelių visą gauja, tai galim sumesti ir stiklą. Kad neįsipjausiu. Kad padangų nepradurčiau dar į tuos stiklus. Radau ten vietoj tos vietos buvo kažkas tai padarė tokią šiukšlę susidėt šiukšlė, nes tai nėra, tai maišelį buvo padėjęs, tai aš va prikabinau dar pasiimdamas maišelį, po keliui važiuodamas link namų išmesiu, na ir pasistengiau dar pakeisti į naują. Šiaip fainiai padaryti, stovyklavo ar kas, greičiausiai patys padarė ir staliukas, va, gali kur nori persineši, kažkas labai fainiai padarė. Sakoma, gamtoj visada būna skaniau pavalgyti, tai mes turim nusipirkę vištienos ir pavalgom ir greičiausiai lėksim į namus. Buvau suplanavęs, kad ir dar šiukšlės parinkti ir pažvejot. Pažiūriu, kad jau to aš laiko nebeturiu, tai kol aš tas meškeres susidėsiu, kol čia pradėsiu žvejot, kol dar užsišersiu, kol pašarą pasidarysiu, tai jau nebeliks to laiko. Teks dėtis meškeres, nes bus vėliau tam. Skanaus ir jums, jeigu kas valgot. Tokią mini akcijukį šiandien pasidariau. Visai smagu, man patiko. Patiko pirmas dalykas, kad po žiemos kažkaip tai toks nejudrus, mažai ką darai, visiems tą vairą vairuoji, bet to vaikščiojimo, judėjimo trūkumas yra. Bet va, kai dabar pajudi, toks kažkaip energingas jaučiuosi ir jėgų turiu ir net toks linksmas, smagu, nusumuotai, ką galima sakyti. Nežinau, jeigu ką, gal bus norinčių, gal kažkada ateityje
prisidėti taip pat prie tokios talkos, bandysim padaryti, gal surinkti daugiau žmonių ir tokią talkelę padaryti. Nes aš tai šiandien buvau nusiteikęs apeiti šiandien visą ežerą, bet kad, vyrutė, neįmanoma čia visą ežerą apeiti, aš gal mažiau negu pusę ežero aprinkau šiukšlių. Tiesiog palei krantus, o toliau ten nevaikščiojau. Ir tai dar, kaip sakant, šyriai labai nenurinkau, bet, kiek daėjau, tiek pasiėmiau, o ten toliau, kur buteliai kokie būdavo paplaukę, tai jau aš nebridau, nes ligų prisigaudyti tikrai nelabai norisi. Bet mes pabandysim kitą dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paprenumeruokit kanalą ir su jumis aš atsisveikinu ir iki kito karto.